Tikruosius gebėjimus ir kūrybiškiausius darbus žmogus dažniausiai atskleidžia, kai jaučia meilę tam, ką daro. Kartais norint atrasti, kas iš tikrųjų patinka, reikia patirti baimę. Baimė likti ten, kur esi, kuri priverčia ieškoti naujo kelio. Tai galioja ir santykiams. Norint surasti tinkamą draugystę ar romantiškus ryšius, kartais reikia nugalėti baimę išeiti iš netinkamų santykių. Neuroplastiškumas – tai gebėjimas keisti smegenis viso gyvenimo metu. Moksliniai tyrimai aiškiai rodo, kad nors vaikystėje smegenys pasiduoda pasyviai patirčiai ir vystosi savaime, suaugus reikia aktyvaus dėmesio ir pastangų. Vienas pavyzdys – tyrimai su potrauminiu stresu sergančiais žmonėmis, kur buvo naudojamos terapinės priemonės, tokios kaip ekspozicinė terapija ir EMDR, kurios padeda išmokyti smegenis kitaip reaguoti į trauminį prisiminimą. Kai patiriame stiprią emocinę patirtį, baimę, džiaugsmą ar nuostabą, smegenyse išsiskiria neuromoduliatoriai, tokie kaip adrenalinas ir dopaminas. Šie cheminiai junginiai sukuria dėmesio ir mokymosi langą, kai mūsų smegenys tampa pasiruošusios keistis. Todėl intensyvi patirtis, pavyzdžiui, pirmoji meilė paauglystėje, turi tokį ilgalaikį poveikį. Tyrimai taip pat rodo, kad mokymosi ir atminties stiprinimui būtinas poilsis ir miegas, kadangi būtent miegant smegenys konsoliduoja informaciją ir perkuria neuroninius ryšius. Daugelis mūsų nejaučia, gyvena pagal tam tikras tiesiog istorijas. Aš esu netvarkingas žmogus, man nesiseka mokytis, aš negaliu keistis. Tai įsitikinimai, kurie gali būti sugriauti naudojant neuroplastiškumo principus. Psichologas ir mokslininkas Džeimsas Prochaska sukūrė elgesio kaitos stadijų modelį, kuriame siūloma sąmoningai pervertinti savo įpročius ir kurti naujas, alternatyvias istorijas. Pavyzdžiui, pradėjus iššūkį "aš esu tvarkingas žmogus" ir aktyviai stebint bei keičiant elgesį, smegenys pradeda formuoti naujus įpročius. Mokymasis valdyti dėmesį svarbiausia šiuolaikiniame pasaulyje. Dėmesys yra ribotas ir brangus resursas. Moksliniai tyrimai rodo, kad žmogaus smegenys gali veiksmingai susikoncentruoti tik į vieną užduotį vienu metu. Dėl to daug dėmesio reikalaujančiai veiklai, kaip rašymas ar mokymasis, būtina sąmoninga būsena. Meditacija ar sąmoningas kvėpavimas gali padėti pasiruošti ilgoms darbo valandoms. Dar vienas patarimas – stabilumas ir nuoseklumas. Siekiant ilgalaikių tikslų, svarbu rasti darbo ritmą, kuris tinka jums asmeniškai. Neuromokslininkas Hubermanas patarė įsivertinti, kiek pastangų galite skirti kasdien ir išlaikyti šį tempą ilgą laiką. Tai gali būti 4 valandos kūrybinio darbo ar 12 valandų nuoseklių pastangų, tačiau svarbiausia – nuoseklumas, o ne trumpalaikės sprinto pastangos. Taip pat svarbu nepamiršti energetinio balanso, miego, poilsio ir šviesos poreikio. Žmonės turi skirtingą energijos lygį. Tačiau tai nereiškia, kad tie, kurie turi mažiau energijos, negali jaustis produktyvūs ir gyvybingi. Efektyvus energijos valdymas dažnai reiškia, kad žmogus turi suprasti savo bazę ir tinkamai ją palaikyti. Aptarkime, kaip tinkamas poilsis, miegas ir saulės šviesa gali pagerinti jūsų fizinę ir psichinę būklę. Taigi, individualūs miego poreikiai. Tyrimai rodo, kad miego poreikis kiekvienam žmogui skiriasi. Nors populiariai teigiama, kad reikia 8 valandų miego, realybė yra visai kitokia. Kai kuriems žmonėms užtenka 6 valandų, o kitiems reikia netgi 9.
Svarbiausia yra miego kokybė ir individualus pabudimo jausmas. Jei atsibundate pailsėję ir žvalūs, jūsų miego poreikiai yra patenkinti. Jei jaučiate, kad miego trūksta, galima naudotis gilaus poilsio protokolais tokiais kaip NSDR arba joga nidra. Moksliniai tyrimai rodo, kad tokie poilsio metodai atkuria dopamino lygius smegenų dalyse atsakingose už motyvaciją ir veiklą, palaiko pažintines funkcijas ir skatina mokymosi procesus, stimuliuoja miego būseną, nors žmogus išlieka budrus. Kaip tai veikia? Praktikos metu atliekami gilūs lėti iškvėpimai, kurie sulėtina širdies ritmą. Šis efektas siejamas su parasimpatinės nervų sistemos stimuliavimu, kas padeda organizmui atsipalaiduoti. Taigi, šviesa ir rytinė kortizolio gamyba. Natūrali šviesa gaunama ryte yra esminė tiek energijos lygiui dienos metu, tiek nakties miego kokybei. Mokslininkai iš Stanfordo universiteto nustatė, kad ryte veikiantys šviesos receptoriai tinklainėje skatina kortizolio gamybą. Kortizolis tai hormonas, padedantis pabusti, pagerinantis nuotaiką ir didinantis koncentraciją. Be to, rytinė šviesa teigiamai veikia cirkadinį ritmą, tai yra vidinį biologinį laikrodį, taip pat melatonino gamybą vakare, kas pagerina miego kokybę, ir bendrą dienos energiją ir produktyvumą. Svarbu pažymėti, kad net debesuotą dieną rytinė šviesa yra pakankamai stipri, kad aktyvuotų šiuos procesus. Geriausi rezultatai pasiekiami praleidžiant 10 iki 30 minučių lauke ryte, kol akis gauna reikiamą šviesos kiekį. Taip pat pakalbėkime apie hidrataciją ir energiją. Nors daugelis ryte pirmiausia siekia kavos ar arbatos, tyrimai rodo, kad hidratacija gali turėti dar didesnį poveikį energijos lygiui. Po 6-8 valandų miego kūnas natūraliai netenka skysčių, tad išgėrus pusę litro vandens iškart pabudus pagerėja kraujotaka ir deguonies tiekimas į smegenis, o tai didina budrumą. Jei turite galimybę, ryto fizinė veikla kartu su šviesa yra ypač naudinga. Tyrimai parodė, kad lengvas fizinis aktyvumas, toks kaip ėjimas ar tempimo pratimai, padidina dopamino ir endorfinų kiekį, pagerindamas nuotaiką ir energiją visai dienai. Ne visi žmonės turi begalinį energijos kiekį, todėl svarbu ją naudoti efektyviai. Žmonės, kurie mažiau švaisto energiją, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose ar nereikšmingose veiklos, ir dėmesingumą. Sumažinkite veiklų, kurios sekina protą ir kūną skaičių. Taigi, suprasti savo miego poreikius, išnaudoti rytinę šviesą, rūpintis hidrataciją ir įtraukti poilsio praktikas, tokias kaip NSDR ar joga, yra raktas į aukštesnį energijos lygį ir produktyvumą. Moksliniai tyrimai rodo, kad net maži pokyčiai, kaip 10 minučių ryto saulės ar vandens stiklinė pabudus, gali turėti didelį poveikį jūsų gyvenimo kokybei. Kodėlgi neišbandyti? Jei patiko įrašas ir norite panašių išgirsti daugiau, spauskite like, subscribe ir palikite komentarą.